Čia dar viena Haiduko ataka. Šutalo, Kulnu, gražiai žaidžia. Vėl jaunas kroatas. Čia pavojinga situacija, smūgis ir tai yra 2-0. Muša dar vieną įvartį. Aikštės šeimininkai, Uramas pasirodęs aikštėje po keitimo. Šis 17-metis supertalentas siunčia kamuolį į vartų tinklą. Na ir šiandieną galime matyti, dėl ko tie jaunieji talentai gauna minučių Haiduko komandoje, tiek Šutalo, tiek ir Uramas, ką tik pasirodęs aikštėje. Nes tai yra futbolininkai, kurie minutės gauna tikrai ne avansų. Tai yra žaidėjai, kurie gali netgi keisti rungtynes ir tą jie šiandieną demonstruoja. Kroatiškos pamokos Lietuvos klubams tęsiasi. Kauno Žalgiris prieš Zagrebo Dinamo. Pamatė, ką reiškia šios šalies futbolas ir jo lygis. Dabar tą mato ir Vilniaus Žalgiris. Štai čia atšoko kamuolys ir apsisukdamas jaunuolis suriko šietu, bet siunčia kamuolį į vartų tinklą. Na, bet vėl kokia reakcija, koks greitas apsisukimas, kaip suvaldo kūną, tuo pačiu pasiekia kamuolį ir taip Rikošetas padėjo čia šioje situacijoje šiek tiek, bet vėlgi net ir smūgį atlikti tokioje situacijoje